Veršienos tartar. Veršienos nugarinė supjaustama plonai šiaudeliais. Nepatariama naudoti šaldytos mėsos. Ji gali būti pernelyg vandeninga ar beskonė. Kita vertus, galima rinktis labiau klasikinį variantą ir mėsą pjaustyti smulkiais kubeliais. Į mėsą beriami prieskoniai ir pilamas aliejus pagal skonį. Jeigu po ranka trūksta vieno ar kito ingrediento, galima leisti savo pafantazuoti ir sukurti savitą skonį. Druską patariama berti į tartar prieš patiekiant, tam, kad būtų išsaugotos mėsoje esančios sultys. Iš arbūzo viduriuko išpjaunamas gražus kvadratėlis. Iš gauto kubelio norima forma išpjaunamas viduriukas. Vėliau į gautą krepšelį bus dedama veršiena, o išpjautą į viduriuką, padarius nedidelį įdubimą, bus pilamas sutirštinto balzaminio acto ir medaus kremas. Kuo saldesnį arbūzą pasirinksite, tuo geriau. Kita vertus, reikia turėti omenyje, kad iš gerai prinokusio arbūzo vidurio sunkiau išpjauti norimos formos kubelį. Taip pat reikia stengtis iš arbūzo pašalinti visas sėklas. Sojos pupelių pasta yra sumaišoma su mirio vyno sirupu ir trupučiu ryžio acto. Taip gaunama sojos tyrė. Atkreipkite dėmesį, kad į šią tyrę, dedant sojos pupelių pastą, reikia būti itin atsargiems. Ji yra pakankamai sūraus skonio. Vis dėlto visų 3 ingredientų proporcijas galima rinktis pagal savo skonį. Nebijokite sūrumo. Jis labai gerai sužais su pakankamai švelnaus skonio veršiena bei saldžiu arbūzu. Visi pagaminti komponentai yra dedami į lėkštę, laisvai fantazuojant. Papuošimui labai tinka valgomos gėlės, jauni vynmedžio ūgliai, įvairūs žalumynai. Tartar pabarstoma džiovintų miško grybų pudra.